Miškovežis užtvėręs praėjimą, neduoda nei pravažiuoti nieko. Ir va taip jie dirba, matot. Daug nepatenkintų žmonių, viskas jau atsibodo, tie miško kirtimai besaikiai. Nepraleidžia žmonių net pravažiuoti per tuos miškų kirtimus. Žiūrėkit, traktoristas ant tiek išsigando, kad užuolaidas užsispendė. Matot, užuolaidas užsitraukė. Ir nei vienos vietos nesimato. Vairuotojas Latvis atvaręs iš Latvijos naikina mūsų miškus. Žiūrėkit, kokia technika netvarkinga. Paženklinimo numerio valstybinio jokio nėra. Padanga, pažiūrėkit, kokia padanga. Tai ar galima su tokiom padangom važinėti? Pažiūrėkit, protektorius koksai. Pažiūrėkit, kas darosi. Latvių įstaiga naikina Lietuvos mišką. Dabar norim jo leidimus pasiklausti, jisai užsidaro, neatidaro tiesiog durų, tiesiog nebendrauja su niekuom. Tai gaunasi toks, leidimą. Policijos tada į tą vietą reikia laukti po 2-3 valandas, kol atvažiuoja ir gaunasi toks laiko gaišimas. Ir dabar juk savanorių vis daugės ir daugės. Vietiniam žmonėm įdomu, kas čia vyksta. Tai čia jau nekirtimas, o išmiškinimas. Išmiškinimas nieko bendro su miškininkystė neturi ir aš... Žodis išmiškinimas čia netinka. Tinka, nes miškininkystė reikia atimti šitą žodį. Reikia miškininkystė atimti žodį, nes jisai dabar gaunasi, kad šitas žodis siejamas su žmonėm, kurie tokią destrukciją daro. Miškininkystė yra žmogus, kuris gaudosi gamtoje, kuris jaučia, kuris žino. Čia nieko bendro, čia žmogus tas iš operatoriaus kabliutės net neišlipa. Jis ištarkuoja per dieną tiesiog Sengirė, kuri yra Ukmergės centre, čia už kilometrų yra Ukmergės centras ir visiems normalu, nes net nespėja sureaguoti žmonės. Šitą aikštelė per dieną 2 įsikirto. Ir va krūvos kokios. Ąžuolai viskas pasiėmė. Jeigu vieną naktį dirba, kadangi jie su būdelė, tai čia per vieną parą išpjauna. Tokį plotą per vieną parą, tai tu net negali sureaguoti, kaip vietinis gyventojas net negali sureaguoti, kai tiesiog išvažiuoji dienai kur nors ir grįžti ir viskas dingia. Paukščių tam visam poraviminiuose metu čia intensyviai kirti. Visus skirtimus kažkokiu būdu mums reiks stabdyti, nes tiesiog nebeliks miško, žvėrių, gyvūnų. Iki vabzdelių mažų ekosistemą visai išnaikinom. Man liūdniausia, kad dabar Europos geriausias, gražiausias, efektyviausias rezervatas yra Černobylio zona. Reikia susivokti. Ne mūsų rezervatai, ne Europos rezervatai, Černobylio zona, kur tai 40 metų praėjo, jokia žmogaus veikla ten nevykdoma, ten visi gyvūnai. Stumbrai, lūšys, juodi gandrai, visi ten gyvena. Tai reikia susivokti, kad Černobylio zona tampa vienintelė oazė dabar gamtai. Mes, kad ir kokias iliuzinės apsaugos zonas teiksim, tai viskas virsta į tokį rezultatą. Čia būna kartais net su saugomų direktyvų palaiminimu tokie, prasilenkia su bet kokiu mokslu, logika ar ką čia yra. Ir visur, kur buvau, Seime, VMU, su visais tenais tais lobistais, visi vieną žodį vardina. Kodėl tai daroma? Ir vienas labai pinigėliai. Labai dar nesušvelninančiai pasako pinigėliai. O tai kaip? Netgi tie mokslininkai, kurie čia turėtų saugot, jie sako, miškas gi atauga. Ir, bet pinigėlius tai prarasim. Ir čia mūsų elitiniai mokslininkai šneka. Tai reikia susivokti, kad jie nevertę mato, kad prarasim pinigėlius. Tik kubatūro skaičiavimo. Mokslininkais nebežinau, kad taip tiesiog rankos nusvyra. Tai kas? Realiai jūs esat mano didžiausi angelai sargai ir didžiausi žmonės, kurie rūpinas Lietuvoje. Rimtai, mes čia dabar šitą saujelę žmonių esam rimčiausia aplinkosauginė organizacija, veikla ir kas vyksta Lietuvoje. Nes visa kita vyksta ofisuose ir tenais tiesiog fondų lėšom įsisavint schemos. Niausia 2 organizacijos, Girių inspekcija ir Sengirė. Girių inspekcija atrodo gerai veikia viską, bet mes neturėtume egzistuoti. Mes atliekam aplinkos apsaugos departamento funkciją. Mes atliekam valstybinės įmonės, kaip sakant, VŠI gaunasi Sengirė. Jos irgi neturėtų būti. Turėtų šitos valstybinės sengirės tiesiog būti prižiūrimos ir nereiktų sengirės fondo. Suprantat, čia tiek juokinga.
dvi geriausios ir naudingiausios organizacijos turėtų net neegzistuoti, nes valstybė turėtų tai daryti, o ne VŠI kažkokie. Nu čia tame ir juokinga. Atsikraustė į tokį mišką ir dabar gyvens apsupta fabrikų. Realiai va šitas visas miško masyvas eis 200 hektarų, va šitas masyvas, jisai eis šaibom. Šiandien buvo išpjautas, va šitą užfiksavom, čia yra 2 hektarai sumiškinto miško. Jau dabar per savaitę čia koks 10 miksiukų, vien tik per šią savaitę. Ir matai kokią infrastruktūrą, pačiam miške, sandėliai, keliai. Kas dar čia bus maždaug? Na, čia yra keliukas, va taip eina, ir va nuo šitos pusės yra 200 hektarų, va taip numatyta. Bet čia mes galėsim ir meras įvardino šitą visą vientisą masyvą kaip pievą. Ja. Meras sako, kad čia ne miškas, o pieva. Taip, jis turim nufilmuotą įvardino, kad pieva ir realiai buvo rapsų laukuose kitam miesto gale suplanuotas. Meras paprašė, kad čia įvyktų. Ja, meras paprašė, kad čia įvyktų ir įvardina, kad čia yra visas pieva, šitas masyvas yra pieva. Pieva, ne? Pievos nieko ten. Ir čia mes turim nufilmavę veidą jo. Ne, tai jisai greitai čia ir liks pievos pagal jo. Nu, tai čia, jeigu toks mastas ir tempas, tai čia liks pievos.